Kas iš tikrųjų vyksta, kai renkamas popiežius? Įsivaizduok, miršta arba atsistatydina popiežius ir staiga visas pasaulis pradeda žiūrėti į vieną mažą kaminą ant Siksto koplyčios stogo. Milijonai žmonių laukia ne kalbos, ne spaudos konferencijos, neoficialaus pranešimo internete, o dūmų. Juodų arba baltų. Jeigu dūmai juodi, popiežius dar neišrinktas. Jeigu balti, pasaulis netrukus išgirs garsųjį habemus papam. Turime popiežių. Bet už šio paprasto ženklo slepiasi viena seniausių, paslaptingiausių ir keiščiausių rinkimų sistemų pasaulyje – konklava. Pats žodis konklava kilęs iš lotynų kalbos žodžių cum clave, reiškiančių su raktu arba užrakinta. Ir tai nėra tik gražus simbolis. Istoriškai kardinolai, bažnyčios vyresnieji tarybos nariai iš tikrųjų būdavo užrakinami, kad negalėtų išeiti, derėti su valdovais, klausyti spaudimo iš išorės ar vilkinti sprendimo be pabaigos. Konklava reiškia ne tik balsavimą, tai izoliacija, tyla, malda, įtampa ir sprendimas, kuris paveikia daugiau kaip milijardą katalikų visame pasaulyje. Ši sistema atsirado ne todėl, kad bažnyčia mėgo dramą. Jie atsirado todėl, kad vieną kartą popiežiaus rinkimai užtruko beveik 3 metus. Tai įvyko 13 amžiuje Italijos mieste Viterbe. Po popiežiaus Klemenso IV mirties kardinolai niekaip nesutarė, kas turėtų tapti naujų bažnyčios vadovu. Politinės grupės, įtakingos šeimos, valdovų interesai – viskas susipynė į tokį mazgą, kad sprendimo nebuvo. Miestiečiams galiausiai trūko kantrybė. Kardinolus užrakino rūmuose, sumažino jų maisto davinį iki duonos ir vandens, o kai ir tai nepadėjo, nuo pastato net buvo nuimta dalis stogo. Kitaip tariant, jeigu jau šventoji dvasia niekaip neprasiskverbė į vidų, gal bent lietus ir vėjas padės greičiau apsispręsti. Šie rinkimai truko 1006 dienas ir tapo ilgiausiais popiežiaus rinkimais istorijoje. Galiausiai buvo išrinktas Grigalius X ir jis labai gerai suprato, taip tęstis negali. Todėl 1274 metais buvo įtvirtintos griežtesnės konklavos taisyklės. Kardinolai turėjo būti atskirti nuo išorinio pasaulio, o jei ilgai nesusitardavo, jų gyvenimo sąlygos būdavo bloginamos. Šiandien aišku, niekas kardinolams stogo nenuima ir vien duono su vandeniu nepalieka, bet pati idėja išliko. Rinkimai turi vykti be išorinio spaudimo, slaptai ir susitelkus į sprendimą. O kas apskritai renka popiežių? Popiežių renka kardinolai, aukščiausio rango katalikų bažnyčios dvasininkai po popiežiaus. Juos dažnai galima įsivaizduoti kaip bažnyčios senatą. Jie vadovauja svarbioms vyskupijoms, dirba Vatikano institucijose ir padeda formuoti bažnyčios kryptį. Tačiau balsuoti gali ne visi kardinolai, o tik tie, kuriems konklavos pradžioje dar nėra 80 metų. Teoriškai, popiežiumi gali tapti bet kuris pakrikštytas katalikas vyras, bet realybėje jau daugelį šimtmečių išrenkami kardinolai. Kai prasideda konklava, kardinolai susirenka Siksto koplyčioje. Virš jų Mikelandželo freskos, prieš akis paskutinio teismo scena. Sunku įsivaizduoti stipresnį priminimą, kad čia balsuojama ne už patogų kandidatą, o už žmogų, kuris taps pasaulinės bažnyčios veidu. Durys uždaromos, nuskamba lotyniški žodžiai extra omnes, visi lauk. Tai reiškia, kad visi pašaliniai turi palikti patalpą. Nuo tos akimirkos prasideda tikroji konklava. Kardinolai negali laisvai bendrauti su pasauliu, naudotis telefonais, sekti naujienų ar tartis su išoriniais patarėjais. Tokia izoliacija reikalinga tam, kad sprendimas nebūtų paveiktas politikų, žiniasklaidos, visuomenės spaudimo ar asmeninių interesų. Balsavimas vyksta slaptai. Kad kandidatas būtų išrinktas popiežiumi, jam reikia 2/3 balsų. Po kiekvieno balsavimo biuleteniai sudeginami. Jeigu sprendimo nėra, į kaminą kyla juodi dūmai. Jeigu popiežius išrinktas, balti. Šis momentas ir yra tas garsusis ženklas, kurio laukia žmonės Švento Petro aikštėje. Kai kandidatas surenka reikiamą balsų skaičių, jo paklausiama, ar jis sutinka priimti išrinkimą. Taip, teoriškai jis gali atsisakyti. Ir tai labai žmogiška, juk čia kalbame ne apie garbingą titulą, o apie milžinišką atsakomybę iki gyvenimo pabaigos. Jeigu išrinktasis sutinka, jis pasirenka popiežiaus vardą. Šis vardas nėra atsitiktinis, jis dažnai parodo kryptį, įkvėpimą ar norimą žinią. Pavyzdžiui, Leonas XIV, išrinktas 2025 metais, pasirinko vardą, kuris primena ankstesnius popiežius Leonus ir jų socialinį bažnyčios mokymą. Tada naujasis popiežius nuvedamas į vadinamąjį ašarų kambarį. Tai mažas kambarys šalia Siksto koplyčios, kuriame jis pirmą kartą apsivelka baltus popiežiaus drabužius. Kodėl ašarų? Nesakoma, kad būtent čia žmogų užgriūva suvokimas, kas ką tik įvyko. Prieš kelias minutės jis buvo vienas iš kardinolų, o dabar popiežius. Tam kambaryje iš anksto paruošiami kelių dydžių balti drabužiai, nes niekas tiksliai nežino, kas bus išrinktas. Viskas turi įvykti greitai. Pasaulis jau laukia balkone.
Netrukus kardinolas protodiakonas išeina į Švento Petro bazilikos balkoną ir paskelbia Habemus papam. Tada naujasis popiežius pirmą kartą pasirodo žmonėms. Nuo tos akimirkos jo pareigos tampa milžiniškos. Popiežius yra Romos vyskupas, katalikų bažnyčios vadovas, Vatikano valstybės galva ir moralinis autoritetas milijonams žmonių. Jis skiria vyskupus, kalba svarbiausiais tikėjimo, taikos, socialinio teisingumo ir moralės klausimais, priima pasaulio lyderius, rašo dokumentus, keliauja ir simboliškai neša bažnyčios kryptį. Ir nors dažnai sakoma, kad popiežius tarnauja iki mirties, istorijoje yra buvę atsistatydinimų. Garsiausias šių laikų pavyzdys Benediktas XVI, kuris 2013 metais atsistatydino dėl silpstančių jėgų. Tai buvo toks retas įvykis, kad pasaulis reagavo su šoku. Paskutinį kartą panašus savanoriškas atsistatydinimas buvo siejamas su Celestinu V dar 1294 metais. Todėl konklava yra daug daugiau nei rinkimai. Tai ritualas, kuriame susitinka istorija, politika, tikėjimas, žmogaus silpnumas ir milžiniška atsakomybė. Iš išorės matome tik dūmus, bet už tų dūmų slypi šimtmečiai taisyklių, užrakintos durys, ilgos diskusijos, slapti balsai ir žmogus, kuris per kelias minutes iš kandidato tampa popiežiumi. Patiko video? Prenumeruok mūsų kanalą, paspausk patinka ir pakomentuok savo nuomonę. Iki kitų kartų.